Sveiki, mėlyjeji, šiandien kelionė į Ruklą. Su dviratuku ir atgal. Jonavos dar neištirpo sniegas, bet mes pradedam kelionę iki kitos žiemos. Pirmyn į Ruklą. Pravažiuojam seną kelią į Ruklą, tvarkomas jisai. Ir dabar naujas posūkis į Ruklą bus. Viskas sutvarkyta labai gražiai. Išbandysim, aš per čia dar nevažiavęs į Ruklą. Specialiai dviračiams, matot, vieta padaryta. Jeigu suksim į kairę, galima į Ukmergę, į Uteną. Čia į Vilnių. Čia aišku biškį susiaurėja. Jau dviratininkui sunkiau pravažiuoti. Nieko, išsuksim. Ir vėl dviratininkams kelias. Važiuoju pro kvapniausią vietą Jonavoje. Tenai dirba mano draugai Linas ir Darius. Ačiū jiems, pompuoja vandenį, kad aš galėčiau skalbinius išplauti, kad galėčiau patręšti daržus. Linai, Dariau, šiandien, man atrodo, jūs versit vakare. Rytas šiandien atlaušius. Darbo liaudis niekados nepasiduoda. Kažin naktimis irgi tas baltas dūmas eina, ar raudona lapė iššoka. Aplankėme Ruklą, grįžtame į Jonavą. Oras fantastiškas. Kelias fantastiškas. Viskas idealu. Nu tik achema, kad smardina. Linas su to Dariu tenai anglis degina.
Na ką, sveiki, grįžau iš Ruklos, 24 km, 700 metrų, vakar 20 km, per 2 dienas pradžiai 47 km. Manau, sezonas atidarytas normaliai, nežinau, turbūt tik tai dabar kitą savaitgalį minsim didesnius kilometrus, gal į Ukmergę, laukit naujų reportažų. Tomui visiems linkėjimai.